Sveiki, mėlyjeji! Šįsyk nuo kaimo slenksčio kviečia į Paistrį. Ir ne šiaip sau kviečia, žada. Išsilgusios pavasario širdis tikrai uždainuos. Na, nebent būtų ledinės. Kviečiame žiūrėti. Šios Paistrio krašto moterys, dabar į draugiją pasivadinusios ir porą vyrukų, kartu dainuoja bei ratelius eina jau 8 metų. Tiesa, kolektyvo sudėtis keitėsi. Kažkas išėjo, kažkas atėjo. Toks jau tas laikas. Bet Kultuvė, taip vadinasi etnografinis ansamblis, kaip buvo, taip tebėra laisvas, jokiai kultūros įstaigai nepriklausantis darinys. Išsilaikantis tik gera valia tų, kurie tiki, kad viską, net giliausią sielvartą įmanoma išdainuoti. Ir nėra geresnio vaisto nuo gyvenimo negandų už dainą. Juolab, kad ne tik ilgesingų melodijų pavilioti čia, į kaimo biblioteką repeticijoms renkasi ansambliečiai. O, kiek čia skamba juoko, kiek smagių posmų. Tačiau geras pasakojimas negali prasidėti nuo vidurio. Todėl Onutė Rimkuvienė kelissyk paprašiusi nevadinti jos vadove ir pažadėjusi vėliau paaiškinti, kodėl, dabar mielai kviečia į pradžią. Tada buvo pirmutinė mūsų vadovė, dabar jau į anapilį išėjus amžinatilsį Danutė Martinkėnienė. Ir jinai grįžus iš Kauno ligoninės vieną dieną suskambino ir surinko į vieną ratą. Išdalino po papkę su gražių užrašų ir su dainom. Senoviniam, vat šio krašto etnografiniam dainom. Nu ir pradėjome mes po truputį dainuoti ir mums tas dainavimas patiko. Ir iš tikrųjų mūsų tą dainavimą ir įvertino, nors mes kultūros centrui nepriklausom. Mes esam tokios, kaip pačios renkamės, pačios dainuojam, pačios susisiuom savo tautinius drabužėlius. Aišku, jie nėra taloniniai, kaip dabar turi kolektyvai, mūsų visų skirtingi, bet vis tiek tautiniai. Kultuvė išskirtinė dar ir tuo, sako Onutė, kad neturi vadovo. Ir mūsų Danutė priduria, taip pat nebuvo etatinė vadovė. Niekas pinigų jai už darbą nemokėjo. Ir jai nei galva neatėjo tų mūsų susiejimų vadinti darbu. Juk negalėjome neišpildyti jos prašymo. Mergaitės, kai manęs nebus, tik neišsiskirstykit. O neišsivaikščioti, pasirodo, lengva nebuvo. Sutrikusios dainininkės ir ašarą braukė ir dvejojo. Gal stabtelėti, gal kurį laiką nebedainuoti. Tik Onutė nepaliovė drąsinusi. Nepaisant visko, privalom dainuoti. Taip ir gavosi, kad vis tik nesiskyrėm ir dabar savo kolektyvą jaunesniais nariais pajauninom truputį ir vėl sėkmingai dainuojam ir labai esam patenkintos tuo, kad mes išreiškėm save ir palaikom šio krašto tradicijas, papročius, dainas ir pagrindė visos dainos, tai yra vat šio krašto, kur mes gyvenam. Ir jos yra, Danutė mus jas išmokina, o ji jas išmoko iš mūsų jau irgi dabar nebesančios Paulinos Bajoriūnienės, kuri buvo ir giedotoja, ir pagrindinė dainininkė, visose dainų šventėse dalyvaudavo. Buvo moteris pilna humoro, kai mes sakom, tai buvo gyva Paistrio krašto istorija. Iš tiesų visi Kultuvės veidai istorija, kaip ir jų likimai, susibėgę į Paistrį, ar niekur toliau jo nepasitraukia. Pati Onutė iš Alantos parapijos Molėtų rajone, stebuklais garsios vietos, Skiemonių giriasi, kuriuose, kaip žino visas katalikiškasis pasaulis, yra apsireiškusi švenčiausioji mergelė Marija. Iš labai dainingos šeimos, bet Paistrį atradusi vėliau, kai su vyru tik sodininkavimui įsigiję vienkiemį, suprato, kad nėra puikesnės vietos gyventi. Ir namuose tarp savo išpuoselėtų gėlynų neužsibuvo. Rūpėjo ir saviveikla, ir bažnyčios choras. Todėl, kad buvo drąsesnė už kitas, gavo, svarbiausia, nepabūgo priimti ir netikėto palikimo. Kultuvės. Anksčiau susirenki, tai dainos, tai kas man atrodo, lyg tai nebūda problema pradėti vesti, o kitas lyg tai nepatogu, lyg tai nedrasu. Ir gavosi, kad aš likau vedančioji, o kai likau vedančioji ir mūsų Danutėlė, kai jau jautė, kad vis tik šiam pasaulyje ir kad toliau jį dainuos angelų chore, kažkaip taip prisakė, tiesiog kažkaip priesaiką gavau, kad nesiskirtume, kad
dainuotume, kad darytume tai, ką jin pradėjo. O iš tikrųjų pradėjo tai vis tik labai gražų dalyką, labai reikalingą. Tradicijos mūsų, patirtis, dainos mūsų. Nu kas mes be viso to, kas mes būtume, kas iš mūsų vaikų bus, jeigu nebus praeities, nebus tradicijų, nebus papročių lietuviško. Pergyvens etno dainos popsa. Niekiek dėl pirmųjų išnykimo nesibaimina Onutė Rimkuvienė. Juk viskas, kas gaivina sielą, sukurta amžiams. Iš kartos į kartą perduodama patirtis tai patvirtina. Todėl neatsitiktinai moters tikrasis pašaukimas – grožis. Puošiantis jos sodybą, taigi tuo pačiu Lietuvą. Daina. Perlais padabinanti kiekvieno dainuojančiojo ir besiklausančiojo jausmus. Įdomiausia, kad kuo dažniau semiamas, tas gaivos šulinys nesenka. Tos į sceną žmonėms nešamos gerybės nuolat turtinančios kultuvės repertuarą neišsemiamos. Aš kai ką dar iš savo tėvų turiu dainų, kurių prisimenu. Dabar esam dainuojam romansus. Čia praeitą pavasarį buvom Vadoklėse, tai buvo romansų vakaras, bet tai irgi dainam tik tai šio krašto, tuos romansus. Ir renkamės, kad jie būtų labai seni, kad jie būtų įdainuoti senų žmonių. Ir kad neišeitume į tuos naujus romansiukus, kur gali atidaryti kompiuterį ir jų rasti, jų yra daug. Bet mes stengiamės vis tik, kad būtų iš tų senesnių ir savo repertuarą visą laik jį didinam. Ir kad ir patriotinių dainų. Va ir šiemet jau gal kokias 3-4 naujas dainas išmokam, bet jau aišku, jos yra senos, bet tik tai naujai mes pradėjom dainuoti. Stengiamės, kad nelikt prie to viso repertuaro, kur turėjom. Ir jeigu mes pradėjom dainuoti, turėjom vieną papkę, tai aš dabar turiu tikrai 3 didžiulės papkės. Ir jeigu pradėtume dainuoti, man atrodo 100, gal ir daugiau uždainuotumėm tų dainų. Betgi yra viena, visą esybę užvaldžiusi daina, kurią Onutė atsivežė iš tėviškės. Ir Danutei Martinkėnienei ji buvo pati gražiausia, atsidūsta. Kur buvus, kur nebuvus vis prašydavo. Na, Onute, tu savo oboliukus gali padainuot. Dabar, nors ir ne šio krašto, taip dažnai dainuota, ji vertai pretenduoja į kolektyvo himno pozicijas, jei toks kada nors bus. Labiausiai kultuvės vedančiai rūpi papasakoti apie savąjį 10-tuką, 8 moteris ir 2 vyrus, kuriems etnografinis ansamblis paprastai ir aiškiai suteikia gyvenimui skonio. Pirmiausia todėl, kad neeilinės asmenybės čia susirinko. Kultuvės pasididžiavimas skaitovė ir poetė Zinaida Jurėnienė, be užuolankų paaiškinanti, kuo naudingiausia kolektyvui, ogi geriausiai mokanti tarmę, nes šioje parapijoje nuo gimimo. Aš atėjau, kai mirė mamutė, kai palikau vieną, 8 mėnesį mamutės mirties. Gal ir anksčiau ėjau, bet dabar jau nebeatsimenu, ką duoda. Viską duoda. Vien daina, ką reiškia dainuoti, atgauti širdį, liaudės daina, aš jos mėgau nuo... Jūs nepamenat tų laikų, kolūkio laikų, kada būdavo pabaigtuvės sudėtiniai ir visas tas dainas, kur mūsų dabar tas kaimas Pakaušių, kur aš gyvenu, išmiręs. Tai yra ne visai dar, bet senųjų nebėra. Ir aš mokėjau, man, kaip čia pasakyti, saldavo širdis nuo to. O kada čia susikūrė, kai Danutės organizavo, tai ir atėjau. Man be netoliausiai mums Eleonora 5 kilometrai iki čia. Bet vis tiek einu. Čia žodžiais nenusakys, čia reikia jausti. Juk eini ne kad pasirodytum, eini grinai dėl savo sielos kažko tai. Negalėčiau pasakyti ramybės. Ramiai gal dabar koncertavom, visi delnai išlapė, jaudinamės. Bet vis tiek, kol galėsiu, tol eisiu.
Nefilosofuoja Zinaida, visų švelniai šaukiama Zinute, kad kultuvė savotiškas gyvenimo įprasminimas. Nežinau, taip giliai nesikapstau, trukteli pečiais, bet kad tai sukrėtimas, patyriau, nustebina. Sakydavo amžinatilsį Zanutė, mūsų Ana buvusi vadovė, išeik iš žmonės, nesirgsi depresiją. Jinai nežinojo, kad aš parėjusi dar labiau sirgo. Prasideda nemiega nakčiai iki 5, tai tada ką čia išdainuoju, kos liko neišdainuota, išrašau. Ansambliečiams prisipažįsta poetė, eilių nėra paskyrusi. Ką jau gudriau be parašysi, kai veiksmai už žodžius nepalyginamai iškalbingesni. Jau vien kolektyvo išlikimas ko vertas. Ir savitarpio supratimas, nelyg tos pačios šeimos narių, kada savaime aišku, ką sakyti, o kada geriau patylėti. Zinaida, kaip visada, nestokoja humoro. Pasibado malkūnėm, jeigu kas negerai ir viskas. Ne visadagi pataikai ir į gaidą, ir žodį pamiršti, ir, kaip pasakyti, kai mes vadinam nugrybauji, nudainuoji, o aš turiu stiprų balsą, kai aš negaliu visų balsų kitą kartą dainuoti, yragi tokių dainų, o užsimirštu, tai padeda viso šaukti, pasitaisysiu, lenkiu galvą, pasitaisysiu. Ateini čia, visos laukia, visos to paties nori, visos to paties trokšta, vargstam, nepaimam tų gaidų ir viso kito. Ir aš ir ėjau, ir nebeėjau, ir jos romansais čia laimėjo jau tą, kad gali į Vilnių važiuoti, aš nebuvau ir niekiek nepavydžiu. Jos jaunesnės už mane, jos stipresnės, jos sveikesnės, jos važiuos, aš su mielu noru, jeigu galėčiau ten kokias universiteto kiemelį kartu su jom pabūti, negalėsiu tiek to. Jos svarbu, kad gali pabūti, aš pabūnu čia. Kokia bebūtų šventė, valstybinė ar viena iš daugybės kalendorinių, Zinaida Jurėnienė žino, kad sulauks įprasto prašymo. Būk gerutė, paskaityk. O tada jau užgulus poezijos tomus ieškos vis naujo, vis kitaip skambančio posmo. Nors per ansamblio pasirodymus eilės skaito visos moterys, Zinaida buvo pradininkė ir nerašyti pirmiausia pradėjusi patikslina, bet skaityti. Ir galiausiai esą čia ne josios nuopelnas, Dievo duota. Nutiško, iš miško nutiško, lietaus paskutiniai lašai, sakyki. Nejaugi tai viskas, nedaug manęs, beprašai, atidaviau, viską atidaviau, argi nepajutai, kodėlgi pasaulį tam dideliam džiaugsmo mažai. Derėtų supažindinti su vyriškąja kultuvės puse. Kadangi ugniagesio valdo tądien nebuvo, todėl Albinui Mikeliūnui, dar beveik naujokui paistryje, teko atstovauti už abu. Čia aš Panevėžio melioracijoje dirbu, darbų vadovu ir gavau objektą Paistrio gegužinės gyvenviečių drenažus. Ir labai patiko tie žmonės ir mane pasikvietė moteriškės, taip ir prigijau prieš 5 metus. Onutė Rimkuvienė gręžėsi į kitus ansamblio dalyvius, visus apdalydama pačiais gražiausiais žodžiais, taikliausiai charakterizuojančiais, o svarbiausia, kiekvieną malonybinių vardų šaukdama. Nelionė pas mus dainuoja irgi nelabai senai, bet jau tai čia mūsų yra altas labai, kaip amžinatilsį dar Danutė sakydavo, vargonėliai, labai klausą gerą turi, bet jinai yra mūsų tobulybė. Jeigu mes jau kur nors, kas nors truputį, kur kokie klaidytė, tai jinai pergyvena, jin paskui šneka, jei viskas turi būti padaryta tobulai, bet kadangi mes nesam profesionalai, kaip išeina taip jau, bet man atrodo gerai, kad tai dainuojam. Ir dar nepasakiau, kad mūsų Lionė ir Albiniukas dar groja kaimo kapelai, ne tik tai mūsų ansamblį. Ir iš tikrųjų yra labai užimti. Danutė, tai kai aš sakau, tai yra mūsų daktarytė, kadangi mieste dirba gimdymo namuose, tai jau mūsų daktarytė su nepaprastai gražiu balsu, gražiu balso tembru, gera šeimininkė ir kepa, ir vakuoja, ir mesga, ir mums visokių daug patarimų duoda. O Rytutė mūsų, tai kaip pasakyti, tai jau skardžia balsė, auksasa balsė. Vienu žodžiu, moteris mūsų ansamblės siela, jin ir šoka, ir dainuoja, ir deklamuoja gražiai, ir mesga, ir siuva, ir gamina. Tai kaip pasakyti,
Mūsų ansamblių paprastos nė vienos nėra. Aš skaitau, kad mūsų labai mielos, labai geros, labai draugiškos ir labai visas patriotiškas, jau kaip būna patriotiniai renginiai. Vat sausio 13 renginys buvo čia bibliotekai suorganizuotas, dabar vasario 16 važiavome į Ramygalą. Nu, iš tikrųjų, žinokite, su tokiu pakilėjimu, su dvasios pakilimu, su patriotizmu, kad mes visgi dainuojam senovinės dainas ir minim tas valstybinės šventės, kurie dabar gal jauniems žmonėms dar neįdomu, bet kažkada bus labai įdomu. Beje, paistriečiai nejuokauja, džiūgaudami ir versdami kitus pavydėti, kad turi savo žvaigždę. Kaipgi kitaip, jei Asta Glušokienė scenoje nuo 7, nuo tos dienos, kai pradinių klasių mokytojas išgirdo mergaitės balsą. Teko dainuoti kažkada ir per televiziją, nes kai mokiaus, mūsų vokalinis ansamblis laimėjome pirmą prizinę vietą technikumų tarpe Respublikoje ir mūsų kolektyvą rodė ir labai gerai prisimenu kompozitorių Kavecką, tokį labai malonų žmogų. Nu ir parvežėm aišku apdovanojimus, technikumų buvo garbė. Paskui, kai baigiau ir atėjau į tą tokį be galo dainingą kraštą. Ir tikrai mano visi dirbantieji buvo dainingi ir pakliuvau ir dainingą šeimą. Nu, pirmiausia, gal pradėjom dainuoti su vyru, paskui truputį sustojau, gimė vaikai, negalėjau dainuoti metus kitus, bet paskui išėjau greitai į sceną, todėl kad kažkur tai mes buvom tikrai reikalingi. Nu, ir dainavau ir Paistrio chore, ir paskui susikūrė ansamblis. Ir šiaip dabar dainuoju ir vokaliniam ansamblį kultūros namuose, ir čia dabar folklorė, o šiaip esu praleidus 21 vadovą. Beonutė, sūnutė 22. Dainavom su dukra, su močiutė, su vyru, mūsų buvo toks šeimininis ansamblis ir dabar nuotraukos tik išlikę ir dukra įsivežusi Ameriką. Tikriausiai ir dukra būtų dainavusi, jeigu būtų buvus Lietuvos padangė. Taip susiklostė gyvenimas, išskrido jau 11 metų. Gyvenau Žiūrų marių, labai pasilgau. O šiaip aš šitą ansamblį tai pakliuvau, iš karto dainavau tik vokalę, nes tiesiog buvau ten reikalinga, bet paskui pamačiau, kad aš ir čia reikalinga, pradėjau draugės vadinti, taip sutarėm. Ir dabar, nors sunkoka, kaip reikia dviejose ansambliuose dainuoti, bet ką darysi, tai va ir dainuojam. Kodėl Kultuvė rinkosi knygų apsuptį? Atskiras jos gyvavimo istorijos skirsnis, bet vienas esminių, atsakantis tuo pačiu metu ir į pirmąjį kodėl, ir į visus kitus einančius po jo. Mes būdą rengdavomės ir kultūros namuose, bet žinot, kai mes kultūros centrui nepriklausom, nueini, tai ten kaimo kapela, tai ten šokiai, tai ten vokalinis, ten užsiėmimai ir man atrodo, mes tai ten ieškam vietos, tai ten ir liktai neturim savo kampą. O kai mūsų pirma vadovė Danutė Martinkienė buvo bibliotekininkė, mes vis laik čia repetuodavom, kai pradėjo dirbti Jūratė, mes ir pasiprašėm, sakom, Jūratėlė, mes galim pas tave rinkti, sako, su mielu noru. Ir kai pradėjom rinktis, pradėjom ją vadinti, sakom, Jūratė, sės prie mūsų dainuoti, iš pradžių labai jau jin nedrąsiai, paskui po antros repeticijos, sakau, Jūratė, jeigu jau tau katorga, tu gal nedainuok, bet žiūriu, kad, sako, man visiškai nieko, tada atsivedė savo sesutę Loretą, irgi čia pat gyvena ir vadinojos pas mus dainininkės pasipildė. Antrus metus Paistrio bibliotekai vadovaujanti Jūratė Blaževičienė džiaugiasi, kad Kultuvė jai atradimas. Pirmoji pagalbininkė žino, kokį renginį berengtų, į ją galės remtis visada. Ir dar daugiau, kaip bibliotekoje etnografinis ansamblis surado namus, taip šių namų šeimininkė žmonės, kuriuos kadais tik iš matymo pažinojo ir tik iš tolo žavėjosi jų dainuojamomis dainomis. Anksčiau esu dainavus ir dainų šventėse esu dalyvavus ne vienoje. Bet paskui, kai toks mano darbas buvo, kad visiškai nesusietas su kultūra, tai kažkaip ir nesuradau laiko. O dabar, kada jau pradėjau ir sesę savo atsivedžiau ir dainuojam ir labai džiaugiamės, labai tikrai, sakau, visai kitas žmogus pasijutau. Kai išeina etnografinis ansamblis po Mojavos arba Viduržiemį į apsnigtą gatvę ir Onutė užveda savo mylimiausią, eismas sustoja. Sutiktuviai dainų švinta, rankos kyla sveikinimo mostui. Arba kai susėda visi kaimyno šermenyse ir nuvilnija giesmė.
Tikriausiai pritarė ir aukščiausiasis, savajam soste rimodamas. Jau nekalbant apie seniūną, kuris džiaugiasi Onutė kaip įmanydamas kultuvę remia. Aišku, Paistryje, kaip ir kituose Lietuvos kaimuose, ne vien tautiškų gėrybių apstu. Visko yra, bet dainuojantieji iš meilės negali būti neišgirsti. Kurių žmonių nedomina plamai nieks, tai ne mes nedominam, bet kuriuos domina saviveikla, menas, kultūra, o ypatingai papročiai, tradicijos, tai tikrai turim. Va ypatingai mūsų daktariukas Gintaras Noreika. Jeigu mes jau kuriam nors renginį būna, kad irgi nebūnam kiekvieni metai, taigi negali visada dalyvauti. Tai visada jis pirmiausia paklausė moteris, tai kur jūsų patriotinės dainos? Mūsų kraštiečių prezidentas gerbiamas Petras Knizikevičius su savo žmona Liuda visuose renginiuose dalyvauja. Ir kada be mes, kur padainuotumėm, visada ateina ir pasako, nu moteris, kaip jūs gražiai dainavot. Aišku, jiem labai gražu, kadangi jie čia gimė ir užaugė ir jų tėvų dainos. Nuo mūsų kraštietė Paistriečio laikraštuko redaktorė Staselė Mikeliūnienė su sūnum Andriuku visuose renginiuose būna. Mūsų bendruomenės pirmininkas Rimantas Pranys labai mus palaiko. Ir iš tikrųjų, kad ir to paties Paistrio kaimo gyventojai Verutė su Petru Mažyliai ir buvus mokytoja Ada Kazilionienė. Ir iš tikrųjų visų neišvardins, iš tikrųjų mes turim savo klausytoją ir jie visada sako, kaip mes be padainuotume, visada sako, buvo labai gražu. Dėkoju žiūrėjusiems. Nuo kaimo slenksčio jūsų dėmesio tikėsis ir kitą kartą, lygiai po 2 savaičių. Tuo tarpu likite sveiki ir laimingi.